Surski, o jūs girdėjot, kokią negandą ištiko Vilniaus krašto Lenkus? Aišku, girdėjau, tai kas negirdėjo, viešpatie, visi girdėjo. A kas ištiko? Nu, ką jūs girdėjot? Girdėjau tą, kas ištiko. Nu, kas ištiko? Aha, ištiko tas, kad Marijampolės krašte visiškai svetimam Lenkams miestelių pavadinimai parašyti jau lenkų kalba. Ne, yra baisesnių dalykų. Kurjer Vilenski, toks Lietuvos Lenkų kultūros ir politikos flagmanas. Vilniaus Lenkų mintis, kur atsikelia anksčiau už jūs ir pramuša tylą. Kurjer Vilenski, didelis, storas, vienintelis. Kas atsitiko po Vilnių? Iš kasdienio laikraščio tapo tridieniu. Trydieniu. 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 Taip, neištempia kasdien. Keista. Taigi straipsniai tie patys, kas antrą dieną. Pirmadienį parašai, kad skriaudžiami šalčininkų Lenkai. A trečiadienį parašai, kad skriaudžiami jau Dieveniškių Lenkai, o straipsnio nieko nekeiti turinio. Žinokit, Lenkams baigėsi pinigai, buvo baigėsi rinkimai Lenkijoje. Ai. Nu tai patys kalti, kam tą dvigubą V spausdinti. Taigi ant tos double V gaunasi dvigubai daugiau dažų. Rašytų, vat, kai normalus mes, vat, čia, ž su paukščiukais. Į vargo nematytų. Tai ne. Reikia vietoj š, CZ, ten, kaip ten dar, CZ, RZ. Tai net tokia didelė valstybė kaip Lenkija su tokia prabanga nesusitvarko, su dažų pritekla, nepritekla. Bet jūs įsivaizduojat, kad dabar Vilenšiznos Lenkai kas antrą dieną nežino, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje ir dėl ko reikia piktintis. Tai jūs įsivaizduojat, kiek išauks visokių lenkiškų šeimininių konfliktų. Taip, padaugės lenkiškų vagysčių. Taip. Padaugės lenkiškų... Apkalbų, ne? Nu, tai kaip be lenkiškų apkalbų? Čia baisu, jo. Gali būti, kad tomis dienomis Lenkai net pradės piktintis ne ant lietuvių, o ant savų, ant Lenkų, ant savo gyvenimų ir net nedaug dievė, ant Lenkų rinkiminės akcijos. Tai gal ir Lenkų radijas ims groti kas antrą dieną? O radijų tai lengviau. Per radiją tai V raidė nekainuoja dvigubą.